Okay, welcome from Kandern, Germany. Linkėjimai iš Vokietijos, Kandern. And we're back. Mes vėl It's grįžom been 3 weeks, čia į so we miss you. internetinę erdvę ir jau 3 savaitės nieko nesidalinom ir pasilgom So jūsų. this word, this message is dedicated to Birute back in Palanga, because we forgot to mention your name last 3 weeks ago. Ir šios dienos pamokslą skiriame Birutei, nes kažkaip per šias 3 savaitės, kai meldėmės už visus, nepaminėjom jos vardo. And of course, everyone else there in the church in Klaipėda, Ir aišku, iš we tikrųjų, welcome you, norim greetings to you. sveikinti visus Klaipėdoje, visiems siunčiam linkėjimų. So very briefly, today only 20 minutes, so Trumpai, gal 20 minučių. So how do we summarize 3 weeks in 20 minutes? Oh boy, this is going to be a miracle. Ir nežinau, ar galėsim viską, kas susikaupė per 3 savaitės, pasidalinti per 20 minučių. Well, let's start with a news flash. News flash, I just found out by accident on YouTube or through Googling that the founder of Wikipedia, wrote his name here down somewhere, but the founder of Wikipedia became a Christian. He received Christ as his Savior. Ir čia gal pradėsim nuo tokios naujienos, kad dabar radau neseniai internete, kad žmogus, kuris pradėjo Wikipedia internete, tokia žinoma platforma, jisai tapo krikščionimi. So you can look it up. It's a fact. Dabar tai jau yra faktas. It's interesting what led him to believe. Bet įdomu iš tikrųjų, kas atvedė jį tikėjimą. Is a question that someone gave him to answer about the fine-tuning of the universe, intelligent design, basically. Kažkas jam uždavė klausimą dėl visatos sukūrimo ir tas klausimas atvedė jį tikėjimą. Yeah, so he was even reading up to answer this question. He read Stephen Meyer and William Dembski, these leaders in the intelligent design movement, and Jis kažkaip susidomėjo ir pradėjo skaityti tuos knygas, kurios kalba apie tai, kad už kūrinijos iš tikrųjų stovi protas, kad nėra viskas atsitiktinumas. And it led him not only to receive the fact of a designer creating the universe, but receiving Jesus Christ as his Lord and Savior. Bet tie jo ieškojimai vedė jį ne tik prie to, kad jisai pripažino, kad iš tikrųjų už kūrinijos yra tas protas, kuris viską sukūrė, bet taip pat jisai priėmė Jėzų kaip savo gelbėtoją. So that's big. That's news flash. Praise the Lord for that Čia news. tokia didelė naujiena ir iš tikrųjų šlovinam Dievą už tokį liudijimą. What I just want to share with you today is first let's think of a memory going back to 1986. A message we remember 1986. I'm thinking of messages from Pastor Stevens that we used to call hallmark messages. Ir aš kažkaip prisimenu irgi per šitą laiką tos pamokslus iš senų laikų, 86 metų, kai pastorius Stevensas pamokslavo tokius labai ypatingus pamokslus, kurie iš tikrųjų nepasensta. Yeah, so I still remember those messages, like many of us do, last thoughts, last looks, last words. Vienas iš pamokslo pavadinimas buvo paskutiniai žvilgsniai, paskutiniai žodžiai, paskutinės mintys. Yeah, well, yeah, I can rattle through all the names of the messages, really I can, but there's one that really sticks in my mind practically and inspirationally, motivationally in my memory from 1986. Bet vienas tos pamokslas ypač man kažkaip įstrigo ir iki šiol jo nepamirštu, nors jis buvo pamokslautas 86 metais. And this was in Lennox when we were still called The Bible Speaks. Ir tuomet bažnyčia dar vadinosi Biblija kalba. It was the Tuesday night of convention, the first and last convention in the new chapel that was just built in Lennox, Ir mes Massachusetts. turėjom ten tokį naują bažnyčios pastatą ir prisimenu buvo konferencija, kai daug žmonių buvo privažiavę ir buvo antradienio vakaras. Yeah, so that we had just finished building a multi-million-dollar new
beautiful chapel to seat a few thousand. I forget how many could fit there. Ir tas pastatas buvo ką tik pastatytas ir ten galėjo tilpti apie 2000 žmonių. But it was the Tuesday night of that convention week. Ir prisimenu tą pamokslą ir tą antradienio vakarą. To me, it was the first time I heard a Hallmark message, not that someone else heard and I just heard the tape. Ir man tai buvo gal pirmą kartą, taip kai gyvai aš girdėjau tokį spūdingą pamokslą, gal anksčiau buvau girdėjęs kažką per įrašus. And it was called, very simply, Is It True? Ir to pamokslo pavadinimas buvo, ar tai yra tiesa? And so the main message from Pastor Stevens was, if it's true that the Bible is true, ir pastorius tiesiog daug kartų kartojo tą klausimą, jeigu tai, ką Biblija sako, iš tikrųjų yra tiesa. If Jesus really did die on the cross for our sins, jeigu Jėzus tikrai mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, if he really did rise from the dead and jeigu jis ascended to tikrai heaven prisikėlė iš mirties ir pakilo į dangų, at the right hand of the Father, jeigu jis iš tikrųjų sėdi dabar Tėvo dešinėje, where he intercedes for us. jeigu jis iš tikrųjų dabar užtaria mus maldoje, Right? So where's Jesus right now? nes kur dabar yra Jėzus? He's in heaven and at the right hand of the Father. Dabar jis yra Tėvo dešinėje danguje. Oh, really? I thought he's in our hearts. Ir kažkas gali sakyti, aš galvau, kad Jėzus dabar yra mūsų širdise. Yes, he is. Every believer has the Holy Spirit living inside their heart. Taip jis yra, bet jis gyvena kiekvieno tikinčiojo širdyje. So, yeah, so if it's true, if all these things are true, the gospel, you know, the cross, the finished work. Ir jeigu tai yra tiesa, Evangelija, Jėzaus atliktas darbas ant kryžiaus, then let's even commit ourselves even more to the mission, to outreach. ar tai neuždegs mūsų dar labiau iš tikrųjų misijai ir dalinti šitą žinią? Within a year of that message, we would lose that campus and we all had to leave Lenox to Ir go paskui somewhere. po to pamokslo iš tikrųjų buvo bažnyčia išbandymai, mes praradom tą pastatą, mes turėjom kažkur tai išvykti. But at the time, there was a revival going on in our church and Bet tuo maybe metu all over bažnyčiai buvo America. toks probudimo laikas ir man atrodo, kad tuo metu visoje Amerikoje iš tikrųjų buvo tas tikėjimo probudimas. And we had the largest bus ministry in all of New England. We had over 50 buses taking children to Sunday school or Saturday school, which it was called every Sunday or every Saturday. Ir mūsų bažnyčia turėjo tokį ypatingą tarnavimą vaikams, mes turėjom autobusus, kuriais surinkdavom tos vaikus ir atveždavom į bažnyčią, į Biblijos tokią mokyklą. And so if it's true, if the Bible is true, if God's love is true, tai kas Biblijoje parašyta yra tiesa, jeigu Dievo meilė yra tiesa. yeah, Pastor Stevens repeated over and over again, is it true that God so loved the Ir tas world that he gave pamokslas his buvo only begotten toks Son? stiprus ir pastorius tiesiog vėl ir vėl kartojo tą patį klausimą. Ar tai yra tiesa, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad davė savo viengimį sūnų? Then let's go into all the world Jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, tai neškim tą žinią visam pasauliui. and preach this gospel all over the Ir world. skelbkime šitą evangeliją visame pasaulyje. And within a year of that message, I was in China. There I was preaching the gospel with the team of 10 of us. Po metų aš jau buvau Kinijoje ir skelbiau tą žinią. Mūsų ten buvo visa komanda, 10 žmonių. So yeah, and so I think you get the idea. We only have so much time. Ir tikiuosi, kad jums pavyko pagauti mintį to pamokslo, kad jeigu tai yra tiesa, We can't get familiar with this message. niekada negalim kažkaip taip lengvai pradėti žiūrėti šitą žinią. What motivates us and inspires us to go out. Nes iš tikrųjų, jeigu tai yra tiesa, tai yra mūsų motivacija ir įkvėpimas eiti priekį. And of course, before we go out and reach out to others with this love of Christ, eisime ir dalinsimės Kristaus meilę su kitais. we have to first be in a place in our hearts and in minds that not to give up, to be encouraged. Pirmiausia, turime atrasti tą padrasnimą savo širdyje, kad mes nepasiduotumėme.
I heard a good definition of the difference between motivation and inspiration this Aš morning. girdėjau tokį gerą apibrėžimą tarp motyvacijos ir kvėpimo šį rytą. Motivation is related to the mind and having a reason to act. Motyvacija daugiau susijusi su mūsų protu, kai kažkas man duoda priežastį kažką tai daryti, kodėl aš darau, ką aš darau. But inspiration is related more to the heart. Bet įkvėpimas labiau susijęs su širdimi. Inspired, it moves our heart Iš tikrųjų, man reikia, kad kažkas tiesiog įkvėptų mano širdį. to go and so together with a transformed mind and a broken heart, we are confirmed to go forward with this full experience of God's love and truth and Iš the tikrųjų, mums gospel. reikia, kad ir mūsų protas būtų įtikintas ir mūsų širdis būtų sudužusi, kad mes eitumėm su visišku užtikrintumu ir neštumėm žmonėms Evangeliją. So the question again from the Is It True message, is there really a heaven and there really is a hell? Dar keletas klausimų iš to pamokslo. Ar tiesa, kad tikrai yra dangus ir tikrai yra pragaras? Is it really true that people who reject this message will go to hell? Ar tai yra tiesa, kad žmonės, kurie atmeta Evangelijos žinią, yra pasmerkti pragarui? Well, then all the more should we put down our computers and our technological devices and go out into the streets. Ir tai turėtų mus motyvuoti iš tikrųjų palikti savo ekranus, savo technologijas ir eiti į gatves ir skelbti tą Evangeliją. To come in and just reach out and to the first person we see and grab them by the collar and say, I'm not going to let you go until you receive Christ as your Savior. Ir iš tikrųjų griebti kažkokį praeivį ir sakyti, aš tavęs nepaleisiu, kol tu nepriimsi Evangelijos ir Jėzaus kaip savo gelbėtojo. I don't know, maybe that wouldn't work, but to have that attitude. Neveiktų, bet kad mūsų širdis būtų tokio nusistatymo dėl Evangelijos, tai Okay. norėtumėm dalintis. If we are motivated and inspired to believe this message that God really is real and heaven is real and hell is real and Satan and God Kad and mes the tikrai iš church, tikrųjų būtumėm įkvėpti ir tikėtumėm, kad Dievas yra tikras iš tikrųjų, dangus yra tikras, bažnyčia yra tikras dalykas ir pragaras yra tikras dalykas. then of course we would be devoting more of our time. It would be a higher priority to serve God and to be devoted to Him and to give all our heart and mind and soul and strength to His will and purpose and His pleasure. Ir jeigu mes nuoširdžiai to tikėtumėm, tai iš tikrųjų tuomet daugiau laiko atiduotumėm Dievui ir iš tikrųjų siektumėm to, kas jam teikia malonumą. Yes, I had a discussion with the Bible teacher, the 12th grade Bible teacher, as I do every Friday. Mes And dabar aš turiu tokius savaitinius susitikimus su Biblijos mokytoju čia mokykloje, kuris moko 12-okus. one student started a debate about hell, really from a surprising angle that everyone's going to hell, even little babies if they don't receive Christ. Ir jisai dalinosi, kad kažkas iš jo mokinių iškėlė tą klausimą dėl pragaro ir pagal jo supratimą netgi visi, kurie iš tikrųjų nėra priėmę Evangelijos, netgi maži vaikai, jeigu jie miršta neišgirdę Evangelijos, jie pasmerkti pragarui. And so we started to talk about hell and Ir tai motyvavo tą mūsų the reality of hell. apie tai, kas yra pragaras. And many of us we can say, yes, I believe in hell, I believe in heaven, I Ir believe. kartais mes taip lengvai tarsi sakom, na aš tikiu, kad yra dangus ir yra pragaras. Do you really believe that people are going to, burn consciously in torment forever and ever? Ir tu iš tikrųjų tiki, kad pragaras yra ta amžina kančia. But you're watching a soap opera on television? Ir tu tiki, kad pragaras yra tikra vieta ir tai netrukdo tau žiūrėti kažkokį serialą per televiziją. God forbid that we would be watching a soap opera on television Dievas when saugo souls mus are nuo tų burning in hell. serialų, kai žmonės yra pakeliui į pragarą. No. We only have 1 minute left. So that is the message today, that God loves you. 5 minutes. Ir žinia yra, kad Dievas myli tave šiandieną. Oh, newsflash, we have 5 minutes, not 1 minute. 4 minutes now. So,
Yeah, so God, because it's a reality that God loves us Bet iš tikrųjų, jeigu tai, kad Dievas mus myli, yra realybė, and that He has saved us from this hell, yes, we all deserve to go to hell. ir jisai mus išgelbėjo nuo pragaro, nors mes visi būtumėm nusipelnę eiti pragarą. Only God knows what hell is really like. Ir aišku, tik Dievas žino, koks iš tikrųjų yra tas pragaras. But I don't know of anyone who really would enjoy going to hell and not care that they're going to hell. Bet nesuprantu, ar yra kažkas, kam galėtų būti nesvarbu, kad jis eina į pragarą. Certainly not a place where we're going to be with our buddies, and we can drink beer finally without Tai iš tikrųjų anyone nebus ta condemning us. vieta, kaip kažkas kalba, kad galėsiu ten su draugužiais linksmai alaus atsigerti. No, but yeah, it will move us to act, to pray. We Bet start jeigu with mes prayer. tikime, kad pragaras yra baisi vieta, tai iš tikrųjų turėtų būti motivacija mūsų tikėjimui ir mūsų maldai. Okay, if we're not going to go out in the street and shout and scream at people and command them to receive this gospel or else they go to hell, okay, that doesn't work. Ir jeigu mes, aišku, suprantam, kad mes negalim kažkaip priversti žmonių tikėti išėję į gatves ar ten purtyti juos, kurie priims Evangeliją. Although the Holy Spirit leads, of course that's going to work, yes. In certain situations, maybe we will be called to do that. That Nors, even aišku, grab someone by the collar. visaip gali mus vesti ir kartais gal tiesiog reikia tikrai supurtyti žmogų, kad jis atsitokėtų. I mean, come on, that's my testimony. 45 years ago, somebody grabbed me by the collar, figuratively speaking, and said, "Andy, you're going to go to hell unless you receive the gospel." Toks yra mano liudijimas, kad prieš kiek metų? 45 years ago. Prieš 45 metus kažkas mane taip iš tikrųjų labai supurtė, galim sakyti, išgazdino ir sako, žinai, jeigu tu netikėsi, tu pasmerktas pragarui. Yeah, and of course, thank God I saw the love of God also. I wasn't only scared out of hell, but I saw the love of Christ in those people in the Full Gospel Church that were reaching out to me and praying for me every day. Bet aišku, ne tik tie žodžiai mane motivavo, mane motivavo taip pat tų žmonių meilė, mane motivavo tai, kad ta bažnyčia meldėsi už mane. Yeah. Maybe not all people need to hear about hell, but I needed to hear about Ir gal hell apie pragarą 45 years ago. nereikia, kai dalinamės Evangeliją visiems kalbėti. Man asmeniškai reikėjo apie tai išgirsti. To wake me up Man out reikėjo, of my kad kažkas tiesiog prižadintų mane iš mano to miego. My hypocritical slumbers, to wake me up from thinking that I was okay as a Buddhist Nes aš galvojau, kad living viskas without su manimi Christ. gerai, aš buvau budistas ir man reikėjo Kristaus. No, so yeah, there is a way through prayer and faith. Bet iš tikrųjų per maldą ir tikėjimą, About living a holy life, per šventą gyvenimą. right? Yes, all these things together. Going to church. Why do we go to church? We went to church this morning here at it's called the Black Forest. What we can do is for prayer. Didn't finish that thought. What's that? What we can do is for prayer. Yeah, to pray for souls. Pray Iš tikrųjų, taip that svarbu people ta would be malda saved. dėl sielų ir svarbu yra eiti į bažnyčią ir mes šį irgi buvom bažnyčioje. One BFA member who works in maintenance, he said, I'm praying still, sometimes I just want to give up praying for my son. His son is 24 years old. Ir po pamokslo vienas iš žmonių tiesiog pasidalino su manim asmeniškai, sako, žinai, mano sūnui 24 metai ir aš jį nuolat meldžiuosi. Yeah, so that we encourage each other when we come to church and to not give up praying for our loved ones, Kai mes that they would be pasidalinam saved. tais maldos poreikiais, mes galim bažnyčią padrasinti vieni kitus, toliau melstis už tos savo artimus žmonės, melstis ir nepasiduoti. What, my father was 95 or 96 when he finally received Christ. Ir aš su jo tą vyru pasidalinau, kad mano tėčiui buvo 94 metai, kai jisai priėmė Kristų. Yeah, so
yeah, I was praying how many years? Po kiek metų iki tol aš meldžiausi už savo tėtę. 36 years I Gal prayed. 36 metus aš meldžiausi, kol jisai tikėjo. Yes, of course, I probably gave up most of those 36 years praying for him Ir and my būdavo, aišku, mother. tie momentai, kai aš pavargdavau, daugiau nebesimeldavau, nes atrodo nieko aš nesikeitė. So we pray, we go to church, Bet mes meldžiamės, mes einame į we bažnyčią. get involved to all these things that we submit to God because He's Mes doing a work in us, in our pasiduodame hearts, in our Dievui, ir minds. Dievas iš tikrųjų daro savo darbą mūsų širdise ir mūsų protuose. And in closing, I remember what Pastor Michael Toll shared when he was in Baltimore sharing at a rap Pabaigai dar recently. viena mintis irgi, kurią kažkaip prisiminiau iš to, ką pastorius Michael Toll dalinosi, kai buvo Baltimorėj. That it goes like this, very simple phrase. It's the heart cannot rejoice in that which the mind does not understand. Ir ta mintis buvo, kad širdis negali džiaugtis tuo, ko protas nesupranta. The heart cannot fully rejoice in that which it doesn't understand. Širdis pilnai negali džiaugtis tuo, ko nesupranta protas. So we need both the understanding of the mind Ir mums reikia ir supratimo and savo mūsų protuose. and understanding in the heart as well. All right. Ir to supratimo širdyje. And then we have that full experience of being motivated and encouraged to go on, not quitting, going forward, Mes nepasiduosime, tiesiog eisime priekį. and not letting our fear and shame and guilt be an issue that would say, no, I can't do it today. I'm not feeling well. Neleisim, kad mūsų kaltė, gėda, baimė kažkaip stabdytų mus ir sakytumėm, ai, gal šiandien to nedarysiu. So in spite of all that's coming against us Ir nepaisant viso not go forward, pasipriešinimo, viso to, kas nori mūsų stabdyti, kad mes neįtumėm į priekį. we say, nevertheless, I will trust in the Lord. Mes Right? sakom, o aš pasitikėsiu viešpačiu. Psalm 46 says, why art thou cast down, O my soul? Psalm 42, 42, 6. 42 psalmė 6 eilutė. Ko tu nusiminus mano siela But I ir ko nerimsti manyje. trust in the Lord, and Pasitikėk how does it end there? viešpačiu. Why art thou cast down, O my soul? Trust in the Lord, and I will yet praise Him, and yet Psalm 42, 6. There's a couple of places there. Vienintelė eilutė. Psalmė 42. So remember, Birutė, this is for you today. But čia viskas tau. Penkta eilutė. Okay, penkta. Lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį už jo veido pagalbą. Yeah, I will yet praise the Lord. Lauk Dievo, nes aš dar girsiu I will still jį. wait on the Lord. Why art thou cast down, O my soul? Ko taip nusimini mano sielą ir ko nerimsti manyje. Nevertheless, I will Lauk yet praise the Dievo, Lord and wait on nes aš dar Him. girsiu jį už jo veido pagalbą. Psalm 42:5, right? Taip. Yeah, it's also, I think, in another place there in Psalms. But anyway, we're out of time. Laikas dabar jau baigėsi. So be encouraged. Thank you for the privilege. Let's have a short prayer. Ir dabar gal dar tiesiog trumpai pasimelskime. It was a real privilege to be able to share this short word with you today. Ir man tai privilegija yra dalinti su jumis šitą trumpą žodį. This November 16th, 2025. Lapkričio 16. So Lord, we thank you for your love and your grace and your peace Už tavo meilę, už tavo malonę ir už tavo ramybę. and your truth, your Už tavo word. tiesą, už tavo žodį. Thank you, Lord, Ačiū tau viešpatė. for your spirit that's moving in our lives, Ačiū, in our kad tavo hearts. dvasia veikia mūsų gyvenimuose ir mūsų širdise. That you would quicken us, Lord, Ir viešpatė atgaivink mus. and revive us, renew our faith, Viešpatė our atgaivink resolve. mūsų tikėjimą. to follow you, Atnaujink tą mūsų apsisprendimą renew. sekti tavimi. renew our minds Atnaujink mūsų protus and the spirit of tavo dvasioje. love and joy and peace. Tavo meilės, ramybės ir džiaugsmo dvasioje. Yes, fill us afresh Ir with your viešpatė pripildyk mus righteousness, iš naujo peace, and joy savo in the Holy teisumu, Spirit. ramybė ir šventosios dvasios We ask it in džiaugsmu. Jesus' Ir name. mes prašom to Jėzaus vardu. Amen. 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 So God bless you. Have a great week. Būkit palaiminti, geros savaitės.
Renatas, I hope you're better now that we were praying for you, Mes that you'll be meldžiamės už healed. Renatą, visiško pilno išgydymo. Ovalitis, are you still alive, Renate? Tu dar gyvas, Renate. Okay, so God bless you. Ir būkit palaiminti. And until next week, God willing, Ir tikėsimės, kad kitą savaitę vėl kažko galėsim pasidalinti. just keep trusting in Him. Bet Yes. nenustokit pasitikėti juo. Amen. Oh, and Pastor Mushvik, yeah, thank you for all your heart and what you're doing. Ir ačiū pastoriui Mušvikui už jo širdį ir už tai, ką Going. jis daro. Forward in faith, with the courage, Ir už jo drąsą, tikėjimą. trusting in God all the way with Ir for už Lithuania, for pasitikėjimą Lithuanians. dėl Lietuvos. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie. In Jesus' name, amen. Jėzaus vardu.